Labą. Tai va, turime tokį peiliuką. Ir kaip supratau, vakar pjaučiau didelį gabalą sprandinės, šašlykus marinavau ten. Ir būtent pasijutau, daug peilių bandžiau, įkėliau video aš jums dar naktį. Tai žodžiu, tiksliau sakant, ne vakar, jau po 12 buvo nakties, kai pjaučiau. Tai supratau, kad reikia ilgesnio peilio. Kai nori didelius gabalus pjaustyt, reikia ilgesnio. Ir kas nenori labai brangų kokį įsigyti ilgą peilį, kad sakys, aš tai pjaustau, dar kažką. Tai va, tokia alternatyva visai būtų šitas peilis. Jeigu jį profesionaliai pagalandus, tai iš viso būtų kosmosas. Tada gražiai jis pjaustytų. Ir vis dėlto mėsa, jeigu nėra kaulo, nieko, tai manau, kad laikytų kažkiek. Tai žodžiu, toks va, smagus peiliukas, nerūdintis, nereikalaujantis priežiūros, labai smagus. Žodžiu, galite statyti, laimėti ir iki.